Dabar 10 nakties ir aš geriu kavą. Žinot kodėl? Turiu pasiruošti savo egzui komunikacijos teisės ir etikos. Jisai bus rytoj. Taip, man jisai yra nuotoliu, bet tai nereiškia, kad aš galiu cheatint. Žodžiu, ne. Pasirašym kartu, parodysiu jums savo avarinį pasirašymą. Let's go. Pirmas dalykas, aišku, tiesiog persižiūrėti Moodlą. Pasižiūrėti, iš kokių temų rašau. Nežinau, nes visiškai nesirašiau. Antras dalykas, ką padarau, tai tiesiog einu į Astrajai, pasirenku, tiesiog man naujas egzaminas, kad man paruoštų visą medžiagą. Įkeliu savo medžiagą, iš kurios norėsiu mokytis. Kaip matote, aš tiesiog pasirenku, ką noriu mokytis. Čia būtų visokie ten teisės aktai, realiai done. Įkeliu medžiagą ir mokausi. Ir aišku, aš pasirenku tiesiog mokytis per flashcardus ir man taip yra lengviausia, ta prasme, easiest thing. Žodžiu, belė kiek man čia viską prikūrė. Ai, pagal kiekvieną temą. Pasidalinsiu rytoj per stories, ar man paėjo gerai gauti pažymį, bet šiaip manau, kad jo, nes dažniausiai man tikrai labai gerai išmokina šitą programą. Aš taip prokrastinėtina.